Labas vakaras, gerbėmiai mano video blogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva ir susitinkame po nežmoniškai ilgo laiko tarpo. O po tokio ilgo laiko tarpo susitinkame tik todėl, kad, bent pastarąjį mėnesį tai dirbau, o ką likusius kokius 3 ar 4 veikiau, tai... Ir kaip supratot, kadangi paminėjau šį labai neįtikėtiną faktą, kad dirbu, tai būtent šis video blogas bus apie mano darbą. Kaip supratote jau iš pavadinimo, kurį matėte apačioje, tai dirbu ne kuo kitu, ne kokia ten, nekom nors tai. O esu užimanti labai garbingas pareigas, esu kasininkė pardavėja. Tai yra 12 valandų per parą darau pip, pip. Taigi ir per šį video norėčiau pasidalinti būtent 3 dalykais, kuriuos patiria kasininkė pardavėja. Nors gal bus ir daugiau dalykų, nes video eigoje, manau, sugalvosiu dar kažką. Tai pirmas dalykas, apie kurį aš jums norėčiau labai papasakoti ir labai norėčiau pasidalinti, tai kai tavo parduotuvėje yra pardavinėjama koks 15 pomidorų, gerai, ne 15, aš perdėjau, bet, tipo daug labai, nedaug, bet, vis tiek yra kelios rūšys pomidorų, kurios yra, atrodo, jie visiškai vienodi, visiškai identiški, tu jų praktiškai neskiri, bet jie skiriasi kainą, šalim, pavadinimu, viskuo realiai, ten jaučiu net ir skonių, bet jie atrodo praktiškai identiškai. Ir tu juos atskirk, kad nori, nes, čia apvalus pomidoras tokio pat dydžio ir čia apvalus pomidoras tokio pat dydžio. Ir jie būtų apvalus pomidorai tokio pačio dydžio. Bet faktas, kad jie skiria šalim, pavadinimų, kainą, skonių, gal net nežinau, ir ten konsistenciją, aš nežinau. Jie yra visiškai jų skirtingi, bet atrodo visiškai identiškai. Ir aišku, jų kaina skiriasi. Ir jeigu tu netyčia kažkokiu super ypatingų būdų sumaišai jų kainą, tai, jau viso, reiškia, žinau, kad ką tik pasirašai savo mirties nuosprendį. Jeigu vienas kainuoja eurą, viena rūšis kainuoja eurą 49, o kita kainuoja eurą 39, ir tas 10 centų skirtumas. Ir taip atėjome iki antros mano video blogo dalies, kuri vadinasi 10 centukų. Čia tipo pavadinimas šitos dalies. Kodėl ši dalis taip vadinasi? Kadangi 10 centukų ir mažiau yra pinigai, už kuriuos klientas yra pasiruošęs tave nužudyti. Ne, iš tikrųjų, per tą savo labai trumpą darbo karjerą, kuri iš tikrųjų trunka nežmoniškai trumpai, pastebėjau, kad žmogus yra pasiruošęs tave nužudyti už nežmoniškai mažą sumą. Ten 5 centus, 10, 20 centų. Kas svarbiausia, kad už tą sumą tu realiai nieko neįsigysi, tai tiesiog yra keli centai, kurie, jie tiesiog centai keli, aš suprantu, kad tai yra tavo pinigai, tu juos uždirbai, bet, tai nėra suma, dėl kurios tu turėtum tiek nervintis, pykti ir panašiai, bet jūs pamatytumėt, kas kartais dedas, kai netyčia kažkokiu būdu apsirikus, kažkaip pat nepastebi, kad yra ten lipdukas, kad ten akcija kažkokia. Ir tu netyčia neįmu šitos akcijos, kažkokiu būdu, tu nepastebėjai. Tu ką tik pasirašai savo mirties nuosprendį, nuoširdžiai, ta prasme. Čia yra baisiausias dalykas, kuris tau gali apskritai nutikti, ne tik tavo mažoj darbo karjerui, bet apskritai visam gyvenime. Iki kol pradėjau dirbti, aš nebuvau mačius ant tiek įniršusio žmogaus, kuris man sakytų tiek daug baisių dalykų. Į veidą tiesiai žiūrėdamas man į akis. Aš nuoširdžiai sakau, čia aš neperdedu, aš nesu girdėjus, kad ant tiek būtų žmogus suaugęs metuose jau, kad ant tiek šauktų ant manęs ir kad ant tiek mane koliotų, pakankamai laikau save šaltų nervų žmogum. Aš nuoširdžiai išsigandus buvau, pasimetus ir aš nežinau, ką daryti. Ir kas svarbiausia, kad aš to žmogaus tikrai atsiprašiau, aš sutvarkiau viską, jisai atgavo tų savo pinigus, aš ten, sakiau tikrai, atsiprašau, ten viskas gerai, mes juos tvarkysim. Bet kai žmogus netgi po šitų žodžių ant manęs pradėjo šaukt, klykt, spiegt ir visais kitais įmanomais žodžiais mane žemint, kolioti ir voliot, tai aš tada supratau, ant kiek yra mūsų visuomeniai žmonių, kurie yra sugedę ir praradę gyvenimo džiaugsmą, jeigu dėl kažkokių suknistų ten centų, bereikšmių visiškai, už kuriuos tu nieko realiai nenusipirksi, kaip jie yra pasiryžę tau perkast gerklę ir kaip jie, aš nežinau, ką jie tau padarytų. Ir čia toks nedidelis prašymas visiems žiūrintiem. Daugeliu iš jūsų yra pasitaikę, kad kasininkė suklydo, neįmušė kažko su akcija, arba salėj padėti ten, ką žinau, ten čipsai kažkokie ir jie, kasininkė įsimušė be akcijos. Jinai dėl to nėra kalta ir, nepykit. Jinai tiesiog yra žmogus, kuris nuskenuoja jūsų prekes, paima pinigus, įdeda į kasą ir atiduoda jums grąžą. Ir tai mes priėjome prie trečios mano video blogo dalies, tai yra kasininkės visažinės.
Aš vis dar nemoku vaivorykštės padaryti, bet aš tikiuosi išmoksiu vieną. Kasininkės visažinės, kas tai? Aš nusprendžiau, kad kasininkė visažinė yra kažkoks tai mitinė būtybė, kažkokia tai žmonių susikurta kažkokia tai asmenybė, kažkas, ko niekas nėra matęs, bet visi yra įsitikinę, kad toks dalykas egzistuoja. Bet kas yra kasininkė visažinė? Kasininkė visažinė tai yra ta, kuri žino, kiek visos prekės salėje kainuoja, ar tų prekių, kurių dabar netyčia nėra salėje, ar jų nėra sandėlyje. Jeigu jos yra sandėlyje, kur jos padėtos, kiek jos kainuos, ar atveš dar prekių, kurių nėra sandėly, kada atveš, kodėl atveš, kas atveš, kiek jos kainuos, ar nebus jos su akcija, kada atsiras akcijos tam tikrom prekiam, kiek kainuos, kai atsiras akcija, ar aš apskritai negalėčiau kažkaip tai po blatų padaryti akcijos, nes aš čia, žinai, davai kaip nors tai. Ir apskritai, kad aš žinau viską. Aš reguliuoju kainas, aš reguliuoju akcijas. Tarkim, žmogus ateina prie kasos, kodėl aš čia vietoj negaliu pakeisti kainos, nes kitoj parduotuviai arba prieš kokius 15 metų šitas batonas arba sviestas arba ūkinis muilas kainavo pigiau. Bet tu, kasininkė, tu padarei, kad jis bus brangesnis. Ir toks jausmas, kad aš, kuris sėdžiu kasoj, esu kasininkė pardavėja, aš esu atsakinga už visas kainas, visas akcijas. Ir jeigu nėra netyčia akcijų prekiam, kad aš prie kasos galiu, aš sprendžiu, ar ten kiek jums kainuos viskas. Ateina su batonu ir aš galiu padaryti, kad jis kainuotų pusę kainos mažiau, nes čia mano galio yra pasiūsta šitas, aš ten esu su aureolė, man čia šviečia, aš esu atsakinga už viską. Ir jums dabar iš tikrųjų tai kvailai skamba, bet žinokit, iš tikrųjų yra žmonių, kurie šitaip masto. Kad, ateina su preke ir, gal kaip nors pigiau čia išeitų kokią akciją padaryti. Seniai, aš nesu tai kažkoks ten duonos dalintojas, dar kažkas tai, kas būtų atsakingas už viską. Aš lygiai toks pat žmogus kaip ir tu, aš sėdžiu ir aš darau pip ir viskas, nuo manęs daugiau visiškai nieks nepriklauso. Tai va. Čia moralas trečios dalies yra tas, kad jūs supraskit, kad kasininkės irgi visko apskritai pasaulyje jos nežino. Jos ne Wikipedija, jos ne. Tai va, nepykit ant kasininkų, jos tikrai geri žmonės ir tikrai stengiasi ir tikrai būna. Pavargsta. Visi mes pavargstam. Tai va, no hate hashtag. Ir paskutinis bonus dalykas yra tas, kad ant kiek žmonės iš tikrųjų yra dėję ant kasininkų. Atsiprašau šitą išsireiškimą, bet iš tikrųjų, nuoširdžiai ta prasme. Toks jausmas, kad kasininkė yra kažkas žemiau visko. Kad jos yra ta pati žemiausia pasaulio visuomenės grandis. Aš nekalbu apie eilinį sykį, aš nekalbu apie visą visuomenės dalį, bet jeigu su tavim sveikinas, tai tu pasisveikink atgal, jeigu tau sako labą dieną. Tai tu pasakyk labą dieną atgal, o tiesiog neatsisuki, net nepažiūri, pofik toliau į telefoną. Jeigu tu esi kasininkė ir tu tiesiog, natūralūs procesai, tu nori nueiti į tualetą, tai tu turi nusikelti visus bilietėlius, turi išsijungti kasą, tu uždedi tą reikalą ten, kad kasa nedirba. Bet aš nesuprantu, ant kiek žmonės yra naglikai, kurie, kad tu viską nusikeli, jau užsidėjai tą ženkliuką, kad kasa nedirba, jau tu jungi kasą lauk, atvaro kas nors, tą ženkliuką tavo patraukia ir susideda prekes. Tipo, tu nematai, kad ant jo parašyta atsiprašom, kasa laikinai nedirba. Ne, tu tiesiog ateini, seni. Ta ženkliukas tam ir yra padėtas, jis parodo, kad kasa dabar nedirba. Bet tu ateini, išsikrauni viską, patrauki tą ženkliuką ir man nerūpi, aptarnauk mane. Jeigu tu dirbtum servize, dirbi servize. Ir tu užsidarai savo garažą, užsirakini viską, jau eini pro duris lauk. Ir tau atvaro žmogus, ir duris uždarytus, jam nesvarbu, jis prakapoja spyną, pasikelia garažai, važiuoja su mašina ir laukia, suremontuok man. Hebra, jeigu parašyta, kad nedirba, tai supraskit, kad nedirba. Tai va. Tikiuosi, jums buvo įdomu išgirsti gyvenimo ypatumus anapus kasos. Jaučiu, kad gal ir nebuvo labai įdomu, bet tiesiog norėjau labai pasidalinti savo patirtim. Tai va, ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Iki.